Aš mokausi prancūzų kalbos, ar tai reiškia, kad aš aproprijuoju kultūrą? Esu Irida Gudaitė, esu šokėja, šokio menininkė, choreografė, pedagogė ir dabar dar meno doktorantūros studentė Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. Esu Laurynas Žakevičius, pagal išsilavinimą socialinis pedagogas, pagal profesiją šokėjas, šokio choreografas, prodiuseris. Aistra nuo paauglystės buvo breiko šokis. Mano mama, pamačiusi gimtajame Rokiškyje skelbimą, kad kviečia mažuosius šokėjus choreografijos mokykla išsibandyti atrankose, perskaitė tą žinią ir pasakė: Irida, gal tu nori išbandyti save šokyje, gal tu nori šokti, aš nežinojau tuo metu, ko aš noriu, bet galvoju, gal ir visai smagu. Taip kažkaip mano ta kelionė prasidėjo nuo 6 metų ir tęsiasi iki šiol. Vieną dieną pamatęs per televiziją breiką, kaip sukasi ant galvos, panorau. Tai atliepia tą wow elementą, atliepia fiziškumą, atliepia norą išsiskirti. Išstumdžiau baldus svetainėje ir pradėjau bandyti. Ilgą laiką šokau be veidrodžio breiką, ilgą laiką taip gerai jaučiausi geriausias kambarį. Bet kai pamačiau veidrodžius, ateinu aš prieš tos veidrodžius ir ne aš. Aš kitaip jaučiuosi ir aš toks leim atrodžiau savo tame veidrodėje, nes aš save identifikavau su kitais šokėjais, kuriuos mačiau socialiniuose tinkluose, kaip jie juda. Ir man atrodė, kad mano kūne taip ir atrodo. Bet veidrodį pamačiau visai ne. Ir tada aš pradėjau tvarkyti, taisyti, kad tik pritempt prie to, ką matau ekrane ir ką matau veidrodėje. Ir tai turi tą dvejopą poveikį. Tai galbūt pasieki tai, ką matai ekrane, bet iš kitos pusės diskomfortą didelį, tą nepasitikėjimą. Kopijavimas arba mokymosi momentas iš socialinių tinklų tvarkoj, bandymas pritapti, sutapti, tas viral momentas, tai super cool, bet suprasti, kad aš biškį kitaip, aš tą patį darau, viskas gerai su manim. Gatvės šokis labai koncentruojasi į savo identiteto parodymą, kažkokį tai autentišką savo balsą, savo judesį, savo šokį. Tas pats šokis kalba apie kažkokią irgi socialinę nelygybę, apie įtraukti kažkokias mažumas, tarkim tas pats Vekingas ir Vaugas labai kalba daug apie LGBT temas. Ir tas tarpkultūriškumas ir bandymas supažindinti ne tik tai tuos pačius šokančius, bet ir tada plėsti akiratį, supažindinti visuomenės tuo, man atrodo, vienareikšmiškai yra labai stiprus ir labai aktualus net ir šiandien. Gebėjimas per šokį visiškai išsipasakoti, gal net ir ne pačius fainiausius dalykus, paauglystėje visokius kažkokius tai ten įtampas su tėvais, santykius su bendraamžiais, viską iškalbėti per judesį ir būtent kažkokia tai galbūt betlo forma, o galbūt tiesiog ratuke išsišokant su savo bendraamžiais ir savo draugais, kurie irgi tą šokį pripažįsta, vertina ir bando su juo išsireikšti. Aš mokausi prancūzų kalbos, ar tai reiškia, kad aš aproprijuoju kultūrą, aš mokausi tos kalbos. Tam, kad aš suprasčiau, ką jie kalba, ką ta kultūra kalba. Aš mokausi hip-hopo šokio kalbos, kad suprasčiau, ką jie kalba. Iš kur tie kodai atsirado, kaip jie gimė, kaip tas buvo bendruomenės lygis tada, kaip visuomenė vystėsi, apie ką diskutavo, kaip smurtiniai veiksmai tapo fiziniais veiksmais, tada meniniais veiksmais ir išraiškos formom, kad aš tai suprasčiau ir kur mes dabar esame ir susikalbėčiau. Kas svarbu yra referencijai, yra tos nukreipimas į pirminius šaltinius, istorijos atpasakojimas, neperrašymas. Ilgą laiką praktika buvo tokia, kad aš atvaizduoju kažką ir spektaklį jaunimui, vaikam, paaugliam, dažnai suaugęs vaidina paauglį ir tai neveikia. Ir savos krūvos stiprybė, kad patys paaugliai save vaidino, net nevaidino, buvo savimi. Ir tas paveikiausia turbūt ir buvo. Ir tada į profesionalią sceną atsiranda ir neprofesionalai ateina, ir senjorai, ir paaugliai tie patys. Turbūt pats didžiausias tikslas buvo savos krūvos, tą tikrumą turėtis ir jį kažkaip išlaikyti. Ir tai buvo labiausiai sunku padaryti, bet turbūt tas
tiesiog bandymas klaidų, suklydimo, ieškojimų būdu, kada ne iš karto eini į sceną pas žiūrovą, bet pirmiausia, tu atsivedi tą auditoriją tikrintis, kalbėtis, tartis, tuos pačius jaunus žmonės, kurie visiškai galbūt su šokiu nieko bendro neturi ir kaip jie mato, pavyzdžiui, šokio spektaklį, kiek juos paveikia tam tikri dalykai. Pradėjo lysti kažkokios saugioj terpėj tarp visų meninių pratimų temos. Istorijos, situacijos, galimybės, patirtis. Ir tada Irida sugalvojo įvairių saugių formų, kaip tą dokumentuoti, užfiksuoti. Tai vieni balsai rašė, kiti nusifilmavo tą savo, dar kartą perpasakojo istoriją, kiti kažkokį gal laišką parašė, eskiziuką. Po to buvo užduotis eskizą, kuris ir tapo spektakliu labai viena stipria scena. Nes iš pradžių iš vis galvom, gal ne tik tai gryno šokio bus spektaklis, bet kai pradėjo vertis tos istorijos, kurios labai stiprios apie identitetą, jie netgi patys savo įsivardino, pradėjo kalbėti apie tokias temas kaip LGBT, visokias temas, kur su tėvais nekalba, ir kad spektaklis atvėrė galimybę pakalbėti, kad buvo sudėtinga išdrįsti pasisakyti, tarkim, ten tėvams, nors tėvai tarsi ir mato visą situaciją namuose. Ir tada tėvai ateina į mūsų atviras repeticijas, žiūri, stebi ir tada koks pokalbis po to įvyksta. Tai tas visas procesas toks labai lėtas ir ilgas ir nuleido atsiverti ir kalbėti, ir taip atsirado tekstas, kuris irgi buvo iš pradžių, o gal čia su režisierium Jonu Terteliu kalbam, gal čia kažkoks vientisas naratyvas, bet ne, gal čia galėtų būti fragmentuota, nes vien tik vientisų naratyvų nebeišpasakoju visų 10 istorijų. Taip toks ganėtinai fragmentiškas tas mūsų darbas išėjo, bet ir tuo pačiu per tą muzikinę liniją Agnės Matuliuvičiūtės kompozitorė susidėjo į tokį bendrą kolektyvinę tą patirtį, kurią tu labai stipriai gali pajausti spektaklį. Ilgainiui patys pradėjome vesti tas tokias atviro pobūdžio diskusijas po spektaklio. Žavu buvo stebėti, kad mūsų sava krūva pradėjo matyti, kad ir tas sako aš irgi, ir tas aš irgi. Nors tai praskrodė tos paauglystės laikotarpį ir tapo skirtingų kartų susitikimo momentu. Tėvai, pavyzdžiui, ateina po spektaklio arba parašo žinutę mums, kad tai buvo būdas atsiverti ir vaikui pakalbėti, o kaip mama pas tave buvo vaikystėje ar paauglystėje, ar tu tai išgyvenai. Tai turbūt šitie patys tokie irgi stipriausi momentai.